Taigi kartais mano video vizualiai paplaukęs po kažkokių sunkių dėrybų virtualios teisėjos, kur žydai kuria savo visi kvaili, visi podu su kepurė, taigi ant galvos, žiūrėt, kur babutė nenuvaryta būtų, visų tų telekomų tarybinių iš Jurbarko arba Vančio psichiatro ateiti į gamtą bobas išsivesęs. Netgi tokį liūdimą senos babutės, kur dabar išėjusi į kitą pasaulį gyvent, turėjusi aiškinusi, mes, sako, su bronium, galiausiai pasakė, sako, mes Vančiai miegam, nieko nedarysim. Tai toks liūdimas. Kaip į kairę velnės išvesdavęs bobas, o velnės buvęs Jonas Telekomas ir, Antanas Telekomas ir Durnių namų Telekomas, tokie trys buvę. Vytų, Jonų, Antanų, tai visi tie, metafizikoje peršokus su astro tinklais, su astro technologijom, reiškiančiom ryšį su stratosfera, kad ir analogišką ryšį turi. Paskaitykit sovietiniai telekomai apie policijos galimybės šiais laikais Europos Sąjungoje. Kur akivaizdžiai ir Maskolė, ir Rumunai, ir Moldova įstojus į Europos Sąjungą. Taigi mes dabar nesam iš esmės valdomi velnio iš žydų telekomo. Ir pagalvos iš esmės, kokias tašes Bertulis Antanas, mano kaimynas, 300 kilogramų sveriantis šitiek privalgęs. Susilaužytų kelienų, kaip jisai parsinešęs tas tašes iš parduotuvės, jeigu aplūktas bus, su 2 tašėm, o vos be pajudantis tam, kad dainuot galėtų. Ir parėjus, iš nosies kraujas pasipila. Ar tai čia vadina Bertulį Antaną policija atstovų, šitos visos policijos? Ar tai parduotuvėje šautuvais apsiginklavusios pardavėjos esančios policininkės? Atrodo, kad visa ta košė pasibaigusi. Ar reikia vėl daryti institucijas? Supranti mane? Europos Sąjunga, kas Gitanui Nausėdui rūpi pinigai ir Izraelį pabėgti. Žiūrėkit į akis. Žydų. Pamatysit tiesą. Atrodo, žlunga Lietuva, ar matom?